25 kubiniai metrai vatos. Atrodo va šitaip. Gal sąstatas ir juokingai atrodo, kaip priekaba dvigubai ilgesnė už džipą, bet reikia neapsigauti, nes džipas yra sunkus pakankamai, virš 2 tonų sveria, gerokai virš 2. O priekaba, tai aš manau, mes čia legalius skaičius tikrai telpam. Yra 6 metrų ilgio, B kategorijos. Dar 3 maišiukus aš įsidėjau į mašiną, nes buvo paleisti. Mes dar nelabai taupydami vietos dieną. Šitoj iš tikrųjų yra vietos. Tai jeigu būtume pataupę, tai dar daugiau būtų galima sukrauti. Tai yra 50 maišų. Džipas beveik nejaučia. Nu, vakar plytas vežiau su maža priekaba, tai labai panašiai atrodė. O važiuoju 90, tai nieko. Nei siubuoja, nei vibruoja, nei tampo, nei šokinėja, nei žirkliuoja. Nu, žiauriai gerai. Ir labai nebrangi priekaba. 30 eurų parą. B kategorijai tinkanti. Tai kelionė daugiau nei sėkminga, skaitau, nes atvažiavau per vieną kartą, nei planuotus 2, tilpo visa vata. Vienoj vietoj tik tai pamiršau įsijungti 4 ir palėtintoje. Tai biški galas buksuot pradėjo, sankabą trūkti, padeginau kalniuką, galės pritrūko, bet šiaip tai džipas iš tikrųjų tokiam darbam sutvertas. Tai per lauką su tokia priekaba, na, kai važiavau trasai, tai nesijautė to svorio. O kai siaurose vietose, kur kalniukai, tai jau kažkaip tais pasijautė tas svoris. Bet labai sėkmingai, nieko nekliudžiau. Beliko išsikrauti, va patogiai prisivariau. Net čia manevruojant, galiu pasakyti, per kiemą, jeigu važiuoti su biški drėgna ir jeigu važiuoti su galų varamu, tai jau rausia. O su 4 su palėtintu važiuoja ir pravažiuoja. Negadina kiemo. Tai tokio gamykliniai pakuotėjai 5 pokai vatos yra supakuoti. Va įsivaizduokit, kokio jie yra dydžio. Tai gerai, kad jie buvo nepaleisti, nes dvigubai praktiškai. Todėl man ir tilpo. Kaip pas mane 25 kubai, aš kažkaip skaičiavau, kad neturėtų tilpti man į priekabą. Tuoj paleisim, pamatysim, kaip atrodo. Va taip atrodo. Tai taip, dvigubai suspausta yra. Tai net aš nespėjau plevelės nupjauti. Jie jau kai pradėjo plėstis, tai suplėšė plevelę tą gamyklinę. Kaip gėlytė išsiskleidė. Nu jo, iš tikrųjų, sakė, šita vata šilta yra. Tai va, kol sunešiau 50 pokų, tai tikrai šilta pasidarė. Kiek jos daug iš tikrųjų atrodo, eina savo. Pusėje namo vata sudėta, prieš vėjinę plevelę užtraukta. Vatą dėti iš tikrųjų pats ilgiausias darbas yra. Daugiausiai užtrunka tai sveikatos ir laiko, kadangi vatą, kaip matote, reikia apsipjaustyti. Daug pjaustyti, dėl to, kad aš tokį karkasą padariau. Jeigu daryti su distanciniais laikikliais metaliniais, tokiais, kur prisisuka ir užsilenkia abi pusės profiliam, medžiui, tai gal ir paprasčiau dėtųsi iš tikrųjų. Nežinau, dėl tvirtumo, man šitas tvirtumas kažkaip tais gal labiau patinka, kaip yra. Na, padariau, tai keiktis nenoriu, bet vatą sudėti užtrukom anai namo pusėje. 3 žmonių darbas per vieną dieną būtų, arba vienas žmogus per 3 dienas. Prisukau šitos bruselius, audrų savaitė buvo praeitą, lyjo stipriai, tai norėjau jau paruošti, kad atlaikytų. Na va, mano ta idėja su langais atrodo šitaip, tai labai džiaugiuosi. Čia klijavau butilinę dvipusę juostą visų perimetrų. Čia ant palanginio profilio klijavau. Ir kampuose, kur buvo įpjauta, jau čia su ta labai kibe nekvepuojančia suklijavau. Tai labai jos mažai iš tikrųjų, tik tais čianais. Kai kur mačiau būna visą apačią reikia praklijuoti. Nu kam aš galvoju, čia viskas kvepuoja. Čia kvepuoja. Visų perimetrų. Rezultatas labai mane džiugina, bet kampuose teko pjauti. Žymiai supaprastėja iš tikrųjų dėjimas. Plevelės ant pamato irgi labai gerai prikibo, nors ir vėsų, bet ta butilinė juosta eis visų perimetrų namo. Drėgmei atspari, kaip supratau.
Gal ją šiek tiek dabar pašildyti reikės. Klijuojant, nes jau oras nedžiugina laipsniais. Juostų aš ir nelaikau čia, nes aš šiltai jas namie laikau. Atsivešiu tik tada, kai jų reikės. Nu va, 2 dienas užtrukau, kol likusią vatą sudėjau. Pagazavau po 6 valandas dirbau, nes šviesos nedaug. Taip pat tamsi nedėjau jau. Tai draugai atvažiavo per greitai, mes čia per porą valandų su pašnekėjimais su arbata kitą pusę namo užtraukiam levelę. Langą išsipjaunam pagal rėmą. Va greitai va, Tadas išpjovė man. Prieš tai, prieš dedant membraną, užklijuojam tą butilinę juostą. Va, giliai matos. Ant rėmo krašto. Ant pačio krašto rėmo. Va tokia va, butilinė, neklystinai yra. Jinai taip sunkiai atrodo limpa, bet paskui, kai prikimba, nu tai neatplėsi. Aš čia klijuoju visų perimetrų, bet pradžioj priklijuoju čia, čia ir čia. Čia greitas variantas buvo, kad draugų neužlaikyti, nes apačioj aš jau čia apdirbdamas klijuoju ir man iš tikrųjų netrukdo, bet patogiau šiek tiek dirbti, kai iš karto užsiklijuoji šonus ir viršų. Tai dabar įsipjaunu iki tos juostos, čia, apačią parodysiu, kaip įsipjaunu. Tokią detalę apačioj išsipjauna, strižai pjaunu čia per tą grevelį. Iki butilo, va čia ta juostelė, iki jos, tada tiesiai į apačią, tada tiesiai iki karkaso ir tiesiai į apačią irgi iki karkaso. Peiliukas ir sustoja čia ir toj pusėje analogiškai. Ir apačioj dar butilinė juostelė klijuoja. Bet tik tokios skylutės lieka. Nežinau, pirmą kartą darau. Gerai, negerai. Sužinosim. Arba eigoj, arba mane jau kas nors išbrokis tuo. Šitas putas įpjaunu, gražiai išsiima. Traukiam tą sauginę juostelę. Aš nuo centro pradedu. Va čia va užlenkiu. Ir va tai va priklijuoju. Prikabinu, paskui su pirštu perbraukime. Nu, paskui jau visą. Nu, kažkaip taip, o ten grevelis yra iš apačios. Ten peiliukas įsistato gerai. Šitas arčiau išorės, kaip supratau, palangė yra. Tas toliau gal ir yra skirtas kokiai va tokiai izoliaciniai medžiagai. Ant tiek pradžiai atrodė nežinomas ir nepatirtas darbas, tai jis ant tiek paprastas yra iš tikrųjų. Šonuose ir viršui man pasirodė pradžioje užklijuoti tą butilą šiek tiek lengviau, nes paskui čia po tą plėvelę ir ją plėšai, kai bandai jį klijuoti, labai nepatogu. Ir įpjauti reikia daugiau, o taip tai va, jau atlupau izoliacinę, tai per centrą prikabinu pradžią. Šonų centrus, kai taip tempi su pirštu, tai labai susigarbanoja jinai. Aš nežinau, šiaip man taip paprastai atrodo šita sistema. Nu aišku, čia privalumas, kad plėvelė užsileidžia ant lango. Bet palauk, kai daro karkasinius namus, tai irgi ne taip pat langai montuojasi. Nes man tai čia irgi karkasas gaunasi, tai nežinau. Kai pažiūriu, tai ten priklijuoja čia tų juostų, žodžiu, pinigų jos kainuoja nemažai. Aš neturiu tiek daug pinigų, aš pasirinkau šitą variantą. Nu, gal nelaikys, ar kas čia bus. Čia kvepuoja, va nereikia tos juostos kvepuojančios, membrana kvepuoja. Kai bijojau aš tos langus atdirbinėti, tai dabar taip nebijau. Vienas malonumas, ramiai savo neskubėdamas čia darbuojas. Nu, va, kaip tas butilas prikimba, kaip suprantu, hermetizuoja, sandarina, o paskui suliniuoti čia lygiai palyjį nusipjauna. Apdailinė lenta čiagi ateis paskui. Ir uždengs man tą butilą. Nu, dar man atrodo tą kraštą nupjautą, pratepa su specialiu kaip hermetiku, ar kaip ten jį pavadinti. Tai baltų būtų geriausia, nes tada nesimatytų. Butilas šiek tiek išlenda kraštuose, tai va, dar labiau gal užsandarintų tada, jeigu ar akrilu, ar kuo tenais. Iš 25 kubinių metrų vatos liko 8 kubai. Kodėl taip? Tai pirmas dalykas, nes langų ir durų buvau neišmetęs, skaičiuodamas kubatūrą, o antras dalykas, ėmiau rezervai. Reikalavimus pasiekti B klasė yra 20 cm vatos, bet aš vietomis žiūrėjau, kad yra ir 25, nes rastai yra kažkur išsiskėtęs namas labiau, kažkur mažiau išsiskėtęs, na ir per tos 5 cm plaukioja. Tai aš užmečiau per visą namą praktiškai 5/5. Tai yra 5 cm pridėjau, kad man netrūktų tos vatos, nes šita vata bus reikalinga. Perdangai galima bus naudoti, pertvarose,
Toj namo pusėje 5 cm vatos irgi reiks iš vidaus, nes gipsų dengsis. Tai iš tikrai nepražus ta vata ir ją panaudosim. Jau buvau pamiršęs, kaip smagu iš tikrųjų su technika dirbti, kaip pačiam nereikia nugaras laužyti. Atvežė ir iškrovė mums pirmo pjovimo fasadinės lentas. Su jomis dar reikės pasidarbuoti, reikės būtinai nužievinti ir nutepti impregnantu. Labai norėčiau paskubėti ir iki labai blogo oro susitvarkyti su fasadu, tai yra uždengti priešvėjinę plėvelę šitomis lentomis, kad jinai kuo mažiau gautų UV ir išorės poveikio. Lentos atrodo tai iš tikrųjų nuostabiai. Nuo 30 cm ir platesnės, tai mažiau reiškia bus užleidimų ir pasitaupys medieną. Na ir manau daug kas sutiks su to, kad kuo platesnė lenta, tuo gražiau atrodo, tuo labiau primena tą rastą. Ir pačių lentų kokybė iš tikrųjų įspūdinga. Nežinau, kaip tam kaimynui taip gaunasi, bet aš kiek mieste pirdavau statybinę kokią medieną, tai tokios kokybės geros aš niekur nemačiau. Aš iš tikrųjų jų net ir nešveisiu, jos antiek yra lygios, kad tik vienas kitas plaukelis matosi. Dabar nutepsiu impregnantų iš abiejų pusių nužievinės ir suksiu taip. Lauksiu, kol jos iki galo išdžius ant fasado kabėdamos, tai yra iki kitų metų greičiausiai. Gal dar kad impregnantų reikės nutepti. Nu, jos tada jau susitrauks, dasuksim varžtelius ir jau tada nuspręsim, kokios spalvos bus fasadas ir dažysim.